Kine garsas yra toks pats svarbus kaip ir režisieriaus darbas, aktorinis, tai yra viena iš pagrindinių sudedamųjų dalių. Garsas sudaro vienį, filmo vienį. Jeigu garsas blogai suvestas, tai trukdo labai žiūrėti filmą. Šešiais tarptautiniais apdovanojimais įvertintas ispanų garso režisierius Diego Staub užfiksavo filmo Tu man nieko neprimeni garsus. Muzikos spalvomis ir natomis papuoštas filmas Mūza neliko nuošaly, kai komisija vertino garso režisieriaus indėlį. Ir taip tarp nominantų atsiduria Jonas Jocys. Sidabrinę gervę bei dar 5 šio apdovanojimo nominacijas anksčiau gavęs Jonas Maksvytis ir šiais metais neliko nepastebėtas. Dabar garso režisierius pretenduoja į sidabrinės gervės statulėlę už darbą filme Pėdsakai. Prieš metus garso režisierius Julius Grigalionis gavo pirmą sidabrinę gervę. Šiais metais jo rankos ir ausys lietėsi prie filmo 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute. Ir tai Juliui Grigalioniui pelnė dar vieną nominaciją. Garso režisierius Saulius Urbanavičius turi 4 tarptautinius apdovanojimus, o taip pat ir 2 kartus yra laimėjęs sidabrinę gervę. Šiais metais jo vardas ir vėl tarp nominantų, šį kartą už darbą filme Čiulbanti siela. Garsas sudaro filmo visumą, vienas iš pagrindinių elementų, bet dėja apie garso režisierius faktiškai nekalbama, nes yra nematomi kaip ir grimo dailininkai ar kostiumų dailininkai ir panašiai, bet nuo jų pastangų priklauso ir filmo kokybinė vertė.